Tai Giedriau, buvai pastebėtas Vėtros Šiaulių rungtynėse. Ar dažnai lankaisi A lygos rungtynėse ir kada paskutinį kartą buvai tokiuose rungtynėse? Na, sunku pasakyti, kada paskutinį kartą buvo, tikriausiai kai pats žaidžiau turbūt. O šiaip tai taip sutapo, kad gavau traumą ir išleidau grįžti trumpam aplankyti šeimą ir taip sutapo, kad rungtynės vyko tuo metu ir smagu ateiti, aišku, ypač kai būsi komanda žaidžia, smagu tikrai ateiti į stadioną. Ar dar yra pažįstamų veidų Šiaulių komandoje? Taip, yra išlikę, pusė kažkur komandos yra išlikę, ne taip čia daug ir laiko praėjo, 2 metai, tai nemanau, kad per 2 metus gali pakeisti 100% komandą. Nu, yra, laukiu rungtynių pabaigos, teks pabendrauti. Supratau, matytas vaizdas, dabar matomas vaizdas aikštelėje, galima palyginti su Rumunijos čempionatu kažkaip? Sunku, aš kaip čia kalbėjau su kolega iš Šiaulių, kad sakau, toks žiūriu kaip sulėtinta biškį filmą, aišku, čia aš nesakau, čia nekritikuoju Lietuvos futbolo, kadangi pats čia gimiau, užaugau šitame, tai bet skiriasi, tikrai skiriasi, bet nieko turim kur augti, manau pasivysim. Čempionų lyga, Lūžas po 2 rungtynių, pirmas taškas, kaip vertinat savo debiutą Čempionų lygoje? Na, tikrai paskutinės rungtynės gerai sužaidėm, išanalizavom gerai pirmas Čempionų lygos rungtynės, nes tikrai nesilygina su jokiom geriausiam čempionato mūsų rungtynėm ir sakau, kaip sakiau, išanalizavom rungtynės, pasiruošėm jom ir tikrai žinom, kad Štutgartas nėra jau visą galvą aukštesni už mus, kad galim žaisti ir tikėjom ir tikrai dar galėjom, manau, laimėti, turėjom ant galo progelių tokių. Bet aišku, tenkina ir 1 taškas, visgi Čempionų lyga, dabar sekančios 2 rungtynės su Škotų Rangers, tai tikrai su jais kausimės ir manau, visus šansus turim savo rankų. Kokie keliami tikslai komandai Čempionų lygoje? Ar, užimti 3. vietą, ar tiesiog kažkokie? Tikslai yra patys aukščiausi, kaip mūsų treneris yra toks užsispyręs ir kad ir visi ten kritikai nuvertina mus, bet tikrai mes taip tyliai savo ten virtuvėje pasikalbam, kad tikrai norim išeiti į kitą etapą, nustebinti visus ir tikrai mes prieš kiekvienas rungtynės taip ir nusiteikinėm, kad mes galim išeiti, kovom dėl tų taškelių ir viską parodys artimiausias 2 rungtynės su Rangers, jeigu mums pavyks ten parsivežti bent 1 tašką, o čia geriausiai būtų 3 taškai, tai tikrai manau didelį žingsnį žengsim link to išėjimo į kitą etapą. Tai manau, kad, o jeigu ne, tai manau 3. vieta būtų irgi idealu. Pats patyrė traumą, mačiau su Štutgartu. Kokia tai trauma, ar tai sudėtinga ir kiek truks jos gydymas? Trauma, kaip aš čia buvau gavęs kažkur metai atgal ir ten pas mane raumuo prie kirkšnies ir yra randas buvo 2 cm, tai šitas randas dabar sukaulėjo, kaip pasakyti, jeigu čia kas supras. Ir jis labai man trukdo, visą laiką tą raumenį skauda prieš rungtynes, masažai visokie, bet šį kartą nepagelbėjo ir atsiliepė tako ir paskutinę minutę ta trauma buvo gauta ir buvo padaryti testai visokie ir mažiausiai, sakė, 2 savaitės. Kol kas aš turiu, taip galvoju, mintyse, kad turiu 3 savaitės sugrįžti iki Rangers rungtynių. Tai viskas bus daroma, kad sugrįžti iki tų Rangers rungtynių. Tai manau turėtų pavykti, bet aišku, į vidų neįlysim, nežinom, bet viskas, kas iš mūsų pusės ir iš klubo daktarų, tai tikrai, manau, bus padaryta ir žiūrėsim. Operacijos nereikės nieko? Ne, operacijos nereikės, bet kaip su daktaru teko kalbėti, sakė, kad kas dėl šio momento tai tikrai yra geras atvejis traumos, kad nėra plyšęs raumuo, bet ateityje man jis atsilieps ir kažkokiu būdu reiks išgyventi, nežinau, čia, kad kol jaunas esi dar negalvoji, tiesiog neri tiesiai į tos įvykius ir tikrai negalvoju apie traumas, kad čia dabar sustosi ar ką nors, tikrai kai būsi senesnis, tai tikrai prisiminsi, manau, ne tik pagalvosi. Lietuvos rinktinė dabar laukia 2 rungtynės su Serbija, su Austrija išvykos, su Serbija namuose. Kaip pats manai, ar vyrai susikaus po pralaimėjimo Farerose? Manau tikrai, kad kovosis, nepaleis, jeigu čia tie kritikai nuvertinat čia tą rinktinę, tai tikrai, manau, jie dar įrodys ir tikrai yra ir įrodė jau, kad gali žaisti. Na, ko tik neatsitinka gyvenime,
to labiau futbole, kad čia pralaimi. Ne tokie klubai pralaimi, o čia dabar rinktinė mūsų pralošia, aišku, skaudų yra, bet tikrai ir žaidėjai liūdėjo, kaip pasakyti, ir nemanau, kad čia galima mus dabar nuvertinti, kad čia pralošėm, kad čia mes silpnesni už Forerus, tikrai. Ir aš, jeigu tų pačių austrų paklausus, nemanau, kad jie mano, kad mes silpnesni už vienus ar kitus. Tiesiog kiekvienos rungtynės yra atskirai ruošiamos ir prieš kiekvieną komandą reikia įrodyti. Aš manau, kad tikrai mes susikaupsim ir pademonstruosim. Daug kritikos sulaukė ir treneris José Couceiro. Jam leista užbaigti šį ciklą, tačiau po to ateitis neaiški. Ar ta kritika pagrįsta? Na, kaip ir kiekvienoje šalyje, kiekvieno klube yra, kad po pralaimėjimo ir ypač žemesniem komandom treneriai yra kritikuojami ir kaip tik įmanoma visais būdais stengiamasi arba juos atleisti, arba spaudimą kažkokį sudaryti treneriui. Na, šiuo metu skaudus buvo visai Lietuvai šitas pralaimėjimas ir aišku, tas pirmas, kas krito į akis, tai buvo treneris. Ir nemanau, visur tų kritikų yra, kaip kritikų atsirado po pirmų dviejų ir laimėtų rungtynių, vis tiek jie buvo kritikai, kritikavo, kad tas ar tas. O dabar irgi tie kritikai vėl pabudo, vėl jie skaudžiai kanda, bet sakau, turim 2 rungtynės, manau tikrai įrodys ir tas treneris, ir komanda, kad nereikia nurašyti mūsų. Ačiū. Ačiū.